Labas, esu Justina ir šiandien tęsiu verslo iš visos širdies įrašų temą. Ir šiandien noriu atsakyti į Mildos klausimą. Milda rašo, jau beveik metus užstrigo mano svetainės darbai, nors su klientais dirbu, bet į socialinius tinklus nieko nerašau ir vis neprisiverčiau užbaigti, vis atrodo kitų darbų yra. Ir Milda, labai man suskambėjo tavo klausimas, nes aš jį irgi labai suprantu ir man jisai yra iš to, ką tu parašei, atrodo susijęs su tuo, kad mums, nors tai skamba paradoksaliai, bet mums dažnai atrodo saugiau yra nedaryti, negu bandyti daryti ir tada mums nepasiseks, nes tol, kol mes nedarėm, tol mes galim jausti saugiai, kad na va, aš nepadariau, tai reiškia, šiaip tai turėjau čia genialią idėją, bet kadangi nepadariau, tai reiškia, tai jinai būtų suveikus, bet aš nepabandžiau, bet tuo tarpu, jeigu mes iš tikrųjų galvojam apie tai, kad aš pabandysiu, o jeigu man nepavyks ir kas tada, ne, ta baimė, kas įvyks, jeigu man nepasiseks, ir lygiai taip pat gali būti baimė, kas bus, jeigu man pasiseks. Ir galvodama apie tai, kaip atsakyti šitą klausimą, aš prisiminiau savo pavyzdį, kai pradėjau dirbti su traukos dėsniu, tai 15 metais sukūriau savo pirmą grupinę online programą internetu apie traukos dėsnį, apie tai, kaip naudoti jį. Ten buvo apie traukos ir kitus papildančius dėsnius ir aš tą programą paleidinėjau 15 metais, 16 metais dar su ją dirbau, paskui buvau iš vis paleidus ir tiesiog kartais klientai patys mane susirasdavo ir paprašydavo, tada aš tiesiog suteikdavau jiems galimybę mokytis kartu su manim, bet aktyviai nereklamavau tos programos. Na ir jau nuo pat kokių 17 metų man vis kirbėjo tokia mintis, kad reiktų tą programą atnaujinti, nes dabar aš esu kitokia, aš turėjau kitokias patirtis, turiu daugiau praėjo laiko, galiu daugiau pasidalinti tiek savo, tiek klientų pavyzdžių per ilgesnį laiką, kas vyksta, kas tada atsitinka. Na, bet vis atidėliojau, nes vis galvojau, kad tai gal čia jau neįdomu, gal jau kas norėjo pasimokė, gal nieko ten ir vertingo nėra toj programai, nu, žodžiu, daug turėjau tokių vidinių stabdžių. Ir galų gale pasiryžau ir 19 metais sausį aš atnaujinau tą programą ir paleidau į gyvenimą ir tai buvo iki šiol sėkmingiausias mano tos programos paleidimas vienu metu. Turėjau gražią, gal apie 40 žmonių grupę, kurie mokėsi tuo metu ir aš džiaugiuosi, kad pasiryžau, bet vienas dalykas, tam reikėjo šiek tiek laiko ir kitas dalykas, kad reikėjo kad aš tikrai jaučiau daug baimių, kad o kas vyks, jeigu tikrai nenorės niekas prisijungti. O, Labutis, ką tu? Jeigu tikrai nenorės niekas prisijungti ir kas tada bus, tai pasirodys, kad tikrai niekam nereikalinga ta programa. Tai tas vidinės baimės, jas svarbu yra leisti joms būti, pripažinti, suteikti joms vietą, bet kartu vis tiek judėti į priekį, žiūrėti, koks yra pats mažiausias žingsnis, ką aš galiu žengti ir žengti jį. Ir aišku, paraleliai daryti paleidimo praktikas, apie kurias irgi dalinausi savo ankstesniam įraše. Man asmeniškai veikia, aš naudoju tapingą, veidrodžio pratimus ir meditaciją. Paleidimo praktikų yra daug, nesakau, kad tos, kurias aš naudoju, yra vienintelis teisingos, tiesiog naudokit tai, kas jums veikia, bet neturėkit savo lūkesčio, kad turėtų kažkaip savaime gautis ir savaime turėtų viskas pasidaryti. Duokit savo, gerbkit tą baimę, kuri iškyla, leiskit savo ją jausti ir kartu vis tiek judėkit į priekį, koks yra pats mažiausias žingsnis, ką galit žengti dabar, ką galit padaryti. Na, dar daug technikų ir praktikų ir idėjų galiu šitą temą papasakoti, dėl to jau kitą savaitę, gegužės 30 dieną, kviečiu jūs į mano seminarą apie verslą iš visos širdies. Ten kalbėsim apie tai, kaip įveikti baimę, kad nepavyks, nuo ko pradėti, kaip susirasti klientų, kaip pereiti į kitą lygį, kai jau kažką darot ir norit žengti kitą žingsnį. Ir galbūt dar bus tavo klausimas, kurio tu dar neuždavei, kurį taip pat atsakys to seminaro metu. Tad gegužės 30 dieną, 18 val. Labai kviečiu, prisijunkit gyvai, vyks seminaras internetu, galėsit raštu užduoti savo klausimus, būtinai užduokit klausimą, jeigu negalėsit gyvai, tai iš anksto parašykit, nes galbūt būtent jūsų klausimo reikia tam seminarui ir kitiems žmonėms, kurie taip pat jo klausysis. Tad susitikim gegužės 30, o kol kas linkiu atrasti tą vieną mažą žingsnį, kurį galite žengti šiandien ir žengti jį.